Tai labadiena Algirdai, VGTU studentų atstovybė, vykdom projektą Nusirašinėk legaliai, naudok savo smegenis ir norim sužinoti jūsų nuomonę apie nusirašinėjimą. Vis tiek tai yra vis didėjantė problema, sakykim taip. Ką reiškia legaliai nusirašinėk, ką tai reiškia? Naudok savo smegenim. Gerai. Aš manau, kad nusirašinėti yra blogai dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis tai yra ta, kad tai yra melas. Tai yra nesąžininga kitų atžvilgių. Kolegų, studentų. Nes, čia yra tas pats, kas jūs įsivaizduokit, bėgate kažkokį maratono, krosą, ne? Visi vargsta ten, dūsta, 2 valandas ar 3 bėga. O jūs kažkur tai ten už kalnelio nukirtot, reiškia, trečdalį trasos ir kaip niekur nieko prisijungėt prie lyderių ir, reiškia, gavot puikų įvertinimą. Tai iš čia išeina ir antras, kaip ir, kodėl blogai nusirašinėti, antras dalykas. Tai yra, nusirašinėdami jūs žeminate savo savivertę. Ir jūs darote save auką. Ir kažko neišmokęs, jūs užfiksuojat savo nemokšiškumą ir laisvanoriškai prisiimat aukos pavydalą ir ateity visą laiką ieškosit kaltų. Ne savyje ieškosit priežasties, nes kaip jūs galite, reiškia, auka, o būdamas ieškoti savyje priežasties, o jinai bus visada jumise. Taigi, turėti garbingą apdovanojimą, tai yra pažymį teisingą, yra ir sąžiningumo klausimas, ir savivertės klausimas. Ir aš manau, kad mes juk viską apie save prisimenam, jeigu mes esam sąmoningi. Dėl to geriau neiti į egzaminą ir pasiruošti jam, sakysim, šiek tiek pavėlavus, negu eiti, nusirašinėti ir gauti negarbingą pažymį. Supratom. Kitas klausimas būtų, kaip manote, kokių įgūdžių būtent netenka tas studentas, būdamas nesąžiningas savo studijų metu? Įgūdžių, galbūt kompetencijų? Tai, suprantat, dabar ne tie laikai. Dabar jūs pasakęs savo kažkokiam tai draugui, klausyk, aš nusipirkau diplomą, koks aš protingas. Tai jūs galvojat, padarysit savo draugui arba kažkokiam tai žmogui įspūdį? Priešingai, tas iš karto supras, kokia jūsų kompetencija yra. Kad jūs nieko neišmanote, tai dar plius esat sukčius. Aplamai, pagrindinis įgūdis jaunam žmogui yra teisingi įpročiai. Ir jeigu aš pradedu savo darbo, mokslo, karjerą nuo to, kad pradedu apgaudinėti ir savintis įvertinimus, kurių nesu vertas, tai susidaro tokia šizofreninė situacija. Žmogus susidvejina, jisai viešoje visuomenėje vieną vaidina, o iš tikrųjų jisai yra kitoks, jisai yra menkesnis ir jisai yra susikompleksavęs ir dažnai neadekvatus. Tai aš jau minėjau, kad dabar yra kita situacija, kad žmonės iš tikrųjų vertina nuoširdumą, vertina teisybę, vertina žmonės, kuriais galima pasitikėti. Ir, sakysime, mano kompanijoje yra viskas pastatyta ant pasitikėjimo. Aš nepersekioju žmonių, neieškau ten kuo ten užsiima internete, negaudau jų ir paprasčiausiai mes visą laiką bandome sąžiningai bendradarbiauti. Tai toks žmogus, žinoma, griauna tos pagrindus ir galų gale jisai ir gyvens tą dvigubą gyvenimą
vienaip elgsis, kitaip, reiškia, rodys save, galbūt bandys aiškinti, kai jis kažką nusimano, kalbės paviršutiniškom frazėm, nežinos dalyko giliai ir bet kada bus demaskuotas. Taigi, jūs esat sėkmingas verslininkas ir pats esat darbdavys. Ar jūs pastebit, sakykime, tos žmonės, studentus, kurie buvo nesąžiningi savo studijų metu, kaip priimate darbą arba tiesiog bendraujat su jais? Na, daugiausiai pastebiu tokius žmonės, kurie ateina į tą darbo interviu. Ir, na, jie kaip taisyklė nusisijoja ir jie nepakliūna pas mus į darbą. Dėl to, kad na, tai yra matoma, kai žmonės truputį kažkaip tai nėra nuoširdus ir yra linkę šiek tiek pagerinti tą savo paveikslą ir parodyti tokį truputį galbūt netitinkantį realybės vaizdą. Tai dabar toks linksmesnis klausimas, ar savo studijų metu pasinaudojat špargalkėm vadinamosiam šperom? Na, žinoma, nesu šventas ir atsimenu, kad daugiau mokykloje gyvenau, vidurinėje mokykloje, nusirašydavau nuo savo draugų kažkokius ten matematinius, reiškia, namų darbus ar kažką tokio. Tačiau po truputį tas sąmoningumas didėjo ir jau studijų laikais jau tokių dalykų nebedariau. Tiesiog man buvo įdomu mokytis ir priešingai pas mus kažkokia tokia sveika konkurencija netgi atsirado tarp studentų. Ir čia ne paskutinis argumentas buvo merginos, tai kas, taip sakant, geresnis architektas, geresnį, įdomesnį projektą, idėjas kažkokias padarė, geriau valdo situaciją, į tą ir buvo nukreiptos pačių šauniausių merginų akis. Aš noriu visiems mane dabar girdintiems jauniems žmonėms, studentams palinkėti, kad jie suprastų, kad pati didžiausia vertybė yra būti savimi. Ir pats didžiausias malonumas yra vis dėlto suvokti, kad gyveni dorai pats prieš save. Ir kad nereikia gyventi dvigubo gyvenimo, vieną sakyti viešai, kitą galvoti. Ir taip toliau. Nes melo trumpos kojos. Taip, kad geriau nenusirašinėkite. Dėkui Jums labai. Prašau.